Vakar turbūt daugelis žinote, kad buvo gandrinis. Todėl mokykloje yra suorganizuota inkilų paroda. Labai dėkinga aš mokiniams, kurie gana aktyviai dalyvavo, statant namelius. Ir taip pat vyks tarp 8 klasių konkursėlis, kaip tik tai paukščių tematika. Kaip matote, svečiuose pas mus yra mūsų rajono žymiausi gamtosauginiai darbuotojai. Tai Ventos regioninio parko direktorius, kurį kaip žiūrėtų Kamanų rezervato darbuotoja Valvočiūtė, girininkijos girininkas. Mes labai džiaugiamės, kad šiais metais mus aplanko gana žymus darbuotojai, gamtosauginiai, buvo virekologas, kaip tik tai ne per seniausiai, ir visus tuos renginius nuo pasaulinės žemės dienos iki žemės dienos balandžio skiriame kaip tik tai žemei. Dabar aš norėčiau, kad mums trumpai apie gamtosauginius darbus papasakotų užleidžiu moterimis. Taip, Kamanų rezervato darbuotoja Valvočiūtė. Apie kamanus žinot, kad visi mūsų rajonas turi kamanų rezervatą, kamanų pelkę. Ir daugelio svajonė yra pakliūti į kamanus. Kamanas yra rezervatas, o tai reiškia, kad tai yra pati aukščiausia tos teritorijos saugojimo laipsnis, ar kitaip pasakius. Reiškia, rezervatai yra Lietuvoje keli. Aš žinau, kas ne. Na kiek? 2, 3, 4, 5. 4. Yra kamanų, žuvinto, viešvilės ir čepkelių. Mūsų pats pirmas tai buvo įkurtas čepkelių, žuvinto rezervatas, čepkeliai, paskui mūsų rezervatas ir vėliausias yra viešvilės, ne taip toli mūsų. Ką tai reiškia rezervatas? Tai yra teritorija, kurioje yra draudžiama bet kokia žmogaus veikla. Bet kokia. Užtat žmonės, kurie gyvena aplinkui, piktinasi, kad va, išvirtę medžiai ten ir jie ūkinių požiūrių nepanaudojami, yra tikrai bereikalinga, nes ir tas išvirtęs medis, ir pūvantis, ir kelmas pūvantis, patys suprantat, irgi yra biologiniai įvairoviai substratas. Ir vabalėliui, ir vabzdžiui, ir visam kam. Kitam ir augalui, kuriam reikia specifinių sąlygų. Nu, mes tuo labiausiai įdomimės, dirbdami Kamanų rezervate. Bet prieš pakliūnant į Kamanų rezervatą aš patarčiau pasižvalgyti ir po kitas rajono pelkės. Pasirodo rajone kiek yra pelkių, gal žinot maždaug? Yra, aš bijau dabar tiksliai pasakyti, kadangi nesu visas peržiūrėjusi, gal kitos yra išnykusios ir sumažėjusios ir išdžiūvusios, bet yra apie 17 pelkių pas mus, durpynų pelkių. Tai yra labai nemažai, jų plotas yra ne taip, pati didžiausia, tai yra Kamanų rezervato pelkė. Ten yra plotas jau, iš viso rezervato plotas virš 3000, o pelkės yra per 1000. Ir spangolynai mažėti, užaugo ir dabar spangolį pasirinkti galima labai mažai, bet dar galima pasirinkti. Tikriausiai seni gyventojai, kurie žino, pasirenka dar. Nu, labai malonu, kai jūs pakvietėte į šventę ir yra pas jūs, man labai buvo įdomu ateiti pas jūs, kadangi žinau, kad šitą mokyklą išugdė labai daug
olimpiadų nugalėtojų, gerų žinovų gamtos, vykstančių visur ir tikrai garsinančių mūsų rajoną. Labai ačiū tai mokyklai ir jums, kad jūs domitės ir tiek daug padarėt. Manau, kad jaunimas tikrai yra tie žmonės, kurie kurs mūsų Lietuvą, mūsų kraštą, kurie domėsis ir atsakys už mūsų Lietuvą, už mūsų rajoną. Ir norėčiau, kad jūs visada būtumėt neabejingi kiekvienam natūralios žemės išsaugojimo atveju. Ar tai būtų mažas lopinėlis, ar tai būtų mažas kažkoks objektas, ar tai būtų didelis, jeigu jis jau yra, mes turim jį išsaugoti, mes juo galėsim didžiuotis ir mes būsim to turtingi, ir pas mus visi veršys norės padėti tą mūsų turtą pasidžiaugti kartu, nes daug šalių yra jau daug ką praradę, o pas mus dar mes turim suprasti ir gamtoje visada elgtis labai atsargiai. Nu, tai ačiū. Ačiū Kamanų rezervato darbuotojai už malonų tokį pasisakymą ir aš tikiu, kad mokiniai jau pažįsta vieną iš rezervato darbuotojų ir gal pakvies mus į darbus, ar tai tiriamuosius, ar pagalbos kokius darbus, nes ir regioninis parkas ir rezervatas. Mes su malonumu atvyksime. Mes vienais metais Kamanų rezervate talkininkavom, bet paskui mūsų kalbos nebereikėjo. Jeigu galima, dar trupučiuką. Labai maloniai tikrai norėtumėm bendradarbiauti ir galėtumėm sudaryti tokius ir tiriamuosius darbelius. Dabar Lietuvoje yra tokia biologinės įvairovės išsaugojimo draugija, kuri turi savo pasiūlymus. Pirmoje eilėje dabar, pavyzdžiui, siūlo išsirinkti kiekvienam rajonui savo augalą, savo paukštį, mes pateiksim pasiūlymus, visi irgi aktyviai dalyvauti tame ir galbūt įsijungtumėm į tą draugijos veiklą. Iš jūsų patys aktyviausi ir visi, kas norėtumėt. Ir aplamai visokius darbelius galėtum daryti ir įvairiuose, ne tik tai Kamanų rezervate, bet ir visam, pavyzdžiui, ir tuose pačiuose pelkėse. Labai būtų įdomu ir dar būtų biškį degradavus peržiūrėti patyrimai. Kas mes dabar pasidarė? Tada? Kaip draustinis yra. Dabar mergaitės dvyliktokės organizuoja aštuntokams mažą konkursėlį. Tai dalį konkursų mes pravesime, o paskui paprašysime darbuotojų toliau pasakyti. Aukštai po lengvu lyg pavasario debesiu sklando paukštis. Ilgasparnis jo siluetas čia atsiskiria nuo debesų, čia susilieja su jais. Ir ant keliuko sustoję vaikai niekaip negali įžiūrėti, kur dingo paukštis. O jis išnyra visai kitoje vietoje, nei jie tikėjosi, ir palengva ima kristi žemyn. Jau nesukdamas ratu, sklendžia pro namus, pro medžius ir išnyksta už jų. Kaip mokytoja jau minėjo, šiandien yra gandrinės ir jau visi, vakar buvo gandrinės ir ši viktorina taip pat bus susijusi su paukščiais. Na, o šią viktoriną man padės vesti Varna Albertina, o man padės Šarka Pataška. O visus balus susumuos mūsų protingoji pelėda. Pačiai pradžiai, kad jums būtų jaukiau ir apsiprastumėte, gal pradėsime nuo jūsų prisistatymo ir taip toliau. Na, o kadangi šiandien yra 3-8 klasės, tai yra A, B, C, gal kaip visą laiką ir pradėkime abėcėlės tvarka nuo 8 A. Prašom.
komandos pavadinimas yra Varnėnai ir mes pasakysim dabar jūs mūsų devizą. Mes triukšmingi, pavojingi, mes Varnėnai rūpestingi, nežiopsosim, o kovosim ir labai nepasiduosim. Tai mūsų komandos dalyvis Rolandas, Darius, Donatas, Raimondas, Bostanas, Andromena, Odeta, Dovilė, Martynas, Remigijus. Ir aš komandos kapitonas Mantas. Kas tas buvo? Aš tai nesuprastėjau. Aš nesuprastėjau. Mes vieversiukai iš Dausų sugrįžom tėviškę pasveikinti, sugrįžom žemę atrakinti ir atsigerti iš jos versmių. Čirvirvi, Indaugas, Čirvirvi, kitas Mindaugas, Čirvirvi Aistė, Čirvirvi Dovilė, Čirvirvi kita Dovilė, Čirvirvi Aneta, Čirvirvi Toma, Čirvirvi Eligijus, Čirvirvi Martynas. Paprašyti savo emblemą, kad taip pat mums atneštumėte ir mes juos įvertinsime. Na, vieną gal nusėkite kas nors. Na, o už pristatymą, kaip jau mūsų kolegė suskaičiavo, 8 A gauna 2 balus, 8 B gauna 3 balus, 8 C gauna 2 balus. Na, taip pat, kol dar rimtesnių užduočių nėra, bus pati pirmoji ir galbūt pati lengviausia užduotis. Taigi reikės padainuoti dainas apie paukščius. Ir žinoma, kuri mokės daugiausiai, tai atitinkamai bus didesnis balas. Na, o kad jau būtų lengviau, mes pasidarę pradėsime pirmąją dainą. Ta daina galima tik vieną posmelį paimti, daug nereikia. Na, o mes dainuosime. Garnys, garnys, turi ilgas kojas, garnys, garnys, turi ilgas kojas, lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau tokias kojas. Na, o dabar iš eilės turėtų būti 8 A.
Laukia žvirblis čiulbonėlis, pastapilta karmelį, kaip agonėlė sėja, kaip agonėlė sėja. Čirvirvir pavasaris, Paliksiu vaikelius nelesintus, kai paliksiu, palesinsiu, žalių vynų pagirdysiu. Tada tuoj skaičiaus pirmėlą, kiek jūs gausite balų. Na, o pilnai skaičiuos, pereisime prie antros užduoties. Taigi dabar padainavom, tai dabar ir paeiliuosim. Dabar įdėmiai klausykitės. Lėkė žvirblis pasikėlęs ir atrado kanapėlės, o atradęs lesa, savo vaikams neša. Vaikai, vanagai, šokit, grokit kaip žiogai, tam, kas šokti nemokės, varnas gaudyti reikės. Dabar aš šitos eilėraščius surašiau atskirai ant lapų, ant lapelių, bus po kiekvieną žodį. Ir jums reikės sudėti šitą eilėraštį. Vieną. Vieną. Ten perskaitai 3 posmelius, jums reikės kažkoks 2 tik tais. 2 posmai. Tai va, vienas posmas bus mėlynai užšifruotas, kitas posmas bus juodai užšifruotas. Ir jums reikės šitą eilėraštį vėl sudėti. Sakiau, įdėmiai klausykitės. Ar dar vieną kartą perskaitai? Lėkė žvirblis pasikėlęs ir atrado kanapėlės. O atradęs lesa, savo vaikams neša. Vaikai, vanagai, šokit, grokit kaip žiogai. Tam, kas šokti nemokės, varnas gaudyti reikės. Pakankamai žinomi eilėraščiai, bet turėtumėt susigaudyti. Nu, jums duosime šiandien pradžiai 3 minutės, jeigu Čia jis Andženas. Netriukšmaukit. Čia man iškėlė. Ką čia nusišneka? Vaikai, vanagai. Šokit, nemoka. šokit, kaip žagai, tam, kas šokti nemokės. Tam, kas man padėjo, kad susibėrė. Kažkaip tupi žvirblis pasikėlęs. Kitam, tu esi tupi žvirblis. Nemokės, varnas gaudyti reikės. Lėkė žvirblis pasikėlęs ir atrado kanapėlės, o atradęs lesa, savo vaikams neša. Vaikai, vanagai, šokit, grokit kaip žiogai, tam, kas šokti nemokės, varnas gaudyti reikės. Lėkė žvirblis pasikėlęs ir atrado kanapėlės, o atradęs lesa, savo vaikams neša. Lėkė žvirblis pasikėlęs ir atrado kanapėlės, o atradęs lesa, savo vaikams neša. Vaikai, vanagai, šokit, grokit kaip žiogai, tam, kas šokti nemokės, varnas gaudyti reikės. Visiškai teisingai. Bet šiaip išeitų 8A pradėjo pirma, bet kiek mačiau, jiems buvo nedidelė klaidelė. Buvo klaidelė, taip, antrieji baigė. Taip, tai jiems išeis 3 balai, o kadangi jie baigė paskutiniai, tačiau teisingai, tai A ir B bus po 2 balai.
papildyti galės atsakyti B klasė. Ir taip toliau, jeigu B nežinos, tada C. Dabar pirmoji mislė A klasė. Klausykite. Kai jauna buvau, ant vandenio supaus, o kai numiriau, po galvą palindau. Pusę minutės užtekti. Kas? Gulbė. Ne, B klasė. Žąsis. Teisingai. Dabar mislė B klasė. Ją gali pildyti tik C klasė. Pavasarį geltonas, rudenį baltas. Viščiuks. Ne. C klasė. Pavasarį geltonas, rudenį baltas. Ne. Jūs negalite. Dabar C klasė. Dėl ko žąsis plaukia? Dėl ko žąsis plaukia? Ne, čia kodėl, atsakymas kodėl. Neturite atsakymą. Gerai, atgal. Teisingai. Dabar A klasė. Kada žąsis stovi ant vienos kojos? Teisingai. B klasė. Balta neskalta. Teisingai. Vidury bliūdo, puta bliūdo. Vidury bliūdo, puta plūdo. Teisingai. A klasė. Gyvyklų kojos, burbuntų kaulai, ant aukšto kalno vaikus veda. Teisingai. Štakė dvinagė, vokiški rūbai, atvertiškai šneka. Kregždė. Teisingai. Juoda žmonelė, moliniai pūdeliai, kukoriškai gieda. Jeigu nežinote, man sakyti švediškai. Ne. Kregždė. O, spėjo, čia pirmie pasaulio. Gerai, teisingai. Nespėjau pasakyti. Gerai, A klasė. Marga, marginaitė, šile, pakabinta. Šarka. Ne. Gegutė. Ne. Genys. B klasė. Juodas nedažytas, margas nerašytas. Kaip? Varnėnas? Varna. Ne. Genys. Teisingai. C klasė. Pilvų žemė, kaulo žagrai, trijų dažų artojas.
kova šeimyną suėdė. Pelėda kokia. Klasė turite atsakymą? O tai buvo, varna nešė į lizdą katę, varna nulėkus, katė suėdė varniukus. Paklausysime žodžių Ventos regioninio parko direktoriaus. Nes mes ir patys gyvename regioninio parko teritorijoje. Čia man biškai nepatogu kalbėti, mokytoja pristatė kaip tokius nusipelniusius labai veikėjus. Mes esame normalūs žmonės. Trumpai reiškia, Ventos regioninis parkas yra įkurts 92 metais. Jisai iki pernai metų daugiau buvo toksai, kaip popierinis ir pernai vasario 27 dieną buvo paskirtas direktorius, jis pradėjo, reiškia, savo, egzistenciją, tokią tikrą egzistenciją. Pagrindinis tikslas parko tai yra išsaugot unikalias, net žmogaus mažai paliestas Ventos, virvytės, uogių, avižlių, dabikinės, reiškia, upių slėnius ir aplink juos supančius miškus. Antroje vietoje gan nemaža vieta, reiškia, yra sustabdyti blogą žmogaus įtaką, bet kokią, reiškia, tiek teršimą, tiek kitokį niokojimą. Organizuoti mokslinius darbus, tyrimus ir organizuoti rekreacinę veiklą, poilsiavietės. Tai būtų tokie pagrindiniai to parko tikslai. Jeigu taip plačiau, jeigu grinai va taip, kaip turėtų būti, tai, žodžio, regioninis parkas turėtų tarnauti tokiam tikslui, žodžio, turėtų atspindėti šito krašto žmonių, turėtų tapti jisai vizitinė kortelė šito krašto. Jame, reiškia, kaupėsi tiek gamtovaizdžių, tiek kultūros tokie objektai, vertybės, jas reikia saugot, puoselėti, dar daug ir tyrinėti. Turbūt apie parką aš gal daugiau, galiu pažymėti, kad, reiškia, parke yra jau dabar, kaip čia pasakyti, apibūdintos 24 raudonos knygos, 24 į raudoną knygą įtraukti augalų rūšys. Šiaip parke turim virš 670 augalų rūšių. Didelė parkų dalis yra netyrinėta, bet dėl ekonominės situacijos, dėl politinės situacijos, beveik metai aplinkos apsaugos ministerijoje vyksta reformos ir jos tebevyksta šiandieną, aukščiausio lygio valdžios pasikeitimai. Tie darbai yra apstoję, bet tikimės, kad padėtis pagerės. Labai man džiugu, kad turit jūs tokią energingą mokytoją, kuri tikrai turi daug energijos, kuri padeda, nežinau, nemoku apibūdinti, bet matomai ir anksčiau tie reikalai jūsų srity buvo, toj srity keliami, bet šiandieną aš džiaugiuosi, kad jūs sugebėjo tokių ir tiek daug inkilų padaryti. Džiaugiuosi, kad galėjau įvertinti jūsų, dabar neatsimenu, neužsirašiau mokinio Milintausko, reiškia, natūralo inkilą, kuris
mano atžvilgiu, mano nuožiūra buvo pats puikiausias ten rajone pristatytas. Tai buvo, nu gal čia keliais žodžiais galiu pasakyti, reiškia, iš natūralios, iš drebulinės, reiškia, drevės, erdvė padaryta ir, reiškia, be galo gražiai atrodė ir yra unikalus. Tokius inkilus labiausiai mėgsta paukščiai. Ir nereikia, nu, kaip sakyti, geros medienos. Taip pat noriu keliais žodžiais paprašyti jūsų, kad jūs aktyviau dalyvautumėte tam paskelbtam konkurse. Ne tik tokiais renginiais, bet ir gyvais renginiais, reiškia, kovojant su gamtos pažeidėjais, su brakonieriais, su kitokios rūšies pažeidėjais, kad įsijungtumėte, būtumėte tikri pagalbininkai. Nu ir linkiu ir mokytojams, ir šitų dabar su žaibišku konkurso dalyviams užimti, nu, laimėti geras vietas. Galbūt truputį atsipūtė, taigi vėl prie darbo grįžtam. Ir dainavom, ir mislės įmynėt įvairiausių, tai dabar gal prieisim prie patarlių. Čia bus lapai, bus 10 patarlių iš viso. Bus duotos pradžios ir jums reikės suvedžioti pabaigas. Supratot užduotį? Priemonės bus. Andriu prileisti prie manęs. Nu, davai, aš tai nieks nepasaudama. Kaip darė mūsų jūros pasiskirti? Suvedžiu. Turi savo. Neteisingos dvi patarlės, kai 2 balai nusimuša 8 ir baigia paskutinį dasideda 1 balas, tai viso 9 balai. Na, kad jau būtų įdomu, kol kas bendras rezultatas yra toks. 8 A turi 32 balus, 8 B turi 35 balus, 8 C 29 balus. Kaip matote, patarlės daugumą moka, na, o pažiūrėsime, ar atspėsite garsų pamėgdžiojimus. Taigi, įdėmiai klausykitės. Pirmoji pradžia 8 A. Kuos, ką duos? Geriem vaikam bandelę, bandelę, blogiem vaikam rykštelę, rykštelę. Teisingai. B klasė. Krės, varškės, kam, vaikam, kieno griežlės. Griežlė. Čygė dirb. A klasė. Išsivirus, išsikepus, kambarėlį įsinešus, su taukeliais apsitepus, kirkš, tai man dyvai, kaip tie žmonės gurkė. Aturam. O ką jie sakė? Jie sakė šarka. O mes sakom? Balandis. Ne, tai buvo kregždė. Vyrai mūrai, kas čia bus, kapus veža į kapus. Vyrai laukuos aria, moteris blynus kepa. Žvirglis. Ne. Šitą žino.
Dabar akras, taip? Jokūb, Jokūb, jok, jok, gausi, gausi, terba, terba. Teisingai. Klasė, visi durni, paškinas skydras. Niekas neturi tokių plunksnų kaip aš. Ne. Sakė ne. Pakartot dar. Visi durni, tik aš vienas skydras. Niekas neturi tokių plunksnų kaip aš. Nu, girdėjau, skaitis arba kelatuks jeigu atsiminsit, prašau. Na kaip, pasiruošė jau? Palaukit, tylos, jeigu galima. Sugin. Ir viskas. Gerai, palaukit, o tada taip. Jeigu A klasė užminė, pažiūrėsime apie klasės atsiminės. Tu žodžiu pasakė, Ne. Tik nesakykit, kas taip sakė. Atsistokite tas vienas ir pasakykite. Jo, tik nesakykit, koks paukštis. Sugin. Atsugint ar sugint? Suigint. Va klasė žino, kas čia. Ar tai miško paukštis? Ne, gerai, jeigu jūs turite prašymų, galite. Gal pavyks tą atsakymą gauti. Zylė gal? Gal zylė? Ne, gal tai klasė žino? Sakykite, gerai. Pasakykite nėra, o tada A klasė vienas gavo. Dabar B klasė. Parduosiu kailį, išpirksiu pačią, parduosiu kailį, išpirksiu pačią. C klasė žino. Kas? Determintas. Determinas? Taip. Gerai, reiškia, kas davė užduotį, tam vienas balas, kas davė kitas vienas balas. C klasė. A klasė žino. B klasė gal žino. Pakartokite. Pakartok. Grėž. Viskas dabar vienas. Gerai, toliau A klasė. Aš virs, ėjau kel. Kaip pakartota? Aš virs, ėjau kel, sutikau bried, aš tą bried vytijau. Virš. Ne, C klasė. Galim dar skirti. Na, žinot, ar ne? Nu, nežinau. Nu, mes galim dar pasakyti. Varnėnas. B klasė. Pipi. Ne. Vanagas. Kas? Galabut. Tap.
Va. Ciklasė greičiau judėkit. Dabar pažiūrėsit, kokie jūsų aktorystės sugebėjimai. Dabar jūs įsitraukite kažkokį paukštį, kurį turėsite pamėgdžioti, bet, kaip, nekalbant, tik iš judesių. Vien judesiai, mimikos, ką norit, bet be garsų. Ne, jūs išsitrauksite. Ir nuo jūsų aktorystės priklausys, ar žiūrovai atspės, koks tai paukštis, ar ne. Galite truputį pasigalvoti, pasiruošti. Girda, Andriu. Aš dar galiu pavaidinti. Gerai, klasė pirma, klausykite, jokių garsų nebus. Nosis. Sveiki, žiūrovai. Truputėlį mums. Labai malonu matyti tiek daug jaunų, linksmų veidų, tokių pat kaip paukščiai pavasarį. Tikriausiai pastebėjot, kad miškas pavasarį pasidaro daug malonesnis, linksmesnis, kadangi ten parskrenda paukščiai. Ir jūs va savo šitą šventę, tuo labiau iškeldami inkilus, prie to linksmumo dar labiau prisidėsit. Tikriausiai jūs visi galvojat, kuo tas girininkas čia atsipastė iš kažkokių kairiškių. Ne iš taip toli aš atsipašiau, čia pat už upės iš Žerkščių. Mūsų girininkija prasideda nuo Ventos, eina iki pat Virvytės, anoj pusė iki Kairiškio, o iš kitos pusės čia ribojasi su Triškiais, su Gyvuliais, dar iš kitos pusės. Va. Taip, kad čia mokytoja prašė, sako, gal mokinukus galėtumėt priimti, mišką sodinti. Taip, anksčiau priimdavom ir būdavo labai malonu, kada vaikai sodindavo, man iki šiol prisimena, sodino mišką kaip tik Žerkščiuose ir man atrodo turėjo būti viena iš jūsų klasių, nes tai buvo 1991 metais pirmokėliai sodino. Tai jūs turėjot būti pirmoji klasė, man atrodo. Ne, mes esu Tenai yra Žerkščiuose toks karjeras, bet sodino. Tai va. Bet dabar darbo įstatymas to neleidžia daryti, kadangi negalima nei apmokėti, nei jaunesnio kaip 18 metų priimti darbą. Tačiau yra viena išeitis. Ir aš ją norėčiau pasiūlyti. Mūsų šaly šiuo momentu yra įsisteigę apie 40 mokyklinių girininkijų ir taip pat vadinamų jaunųjų miško bičiulių būrelių.
tik kad pasiūlyčiau, mūsų rajone tikriausiai būtumėt patys pirmieji, jeigu man su biologijos mokytojas pagalba sugebėtumėt ką nors panašaus įkurti. Tas labai propaguojama visoje Lietuvoje, kad siūlyčiau. Galbūt iš jūsų kas nors ruošiasi būti miškininkais, tas darbas labai įdomus. Negalvokit, kad mes mišką tik kertam ir sodinam daug ir kitokių darbų darom. Tai va, iš jūsų mokyklos nežinau, ar čia daug yra miškininkais tapę, tačiau va, vienas jūsų buvęs mokinys miškininkas. Čia va, nesenai baigė aukštąją mokyklą Jašinskas. Daugiau neprisimena, yra ar ne. Tai va, siūlyčiau visiems pradėti nuo miško, pradėti nuo jaunųjų miško bičiulių būrelio, paskui gal tapsit miškininkais. O dėl medelių dėl medelių sodinimo, tai aš galiu taip jūsų paprašyti, kas entuziastų, jeigu bus, ir jeigu bus mokytojas entuziastas, kuris palydės, nes reikės su dviračiu atvažiuoti į Miltinio dramaturgo, gal neteisingai vadinu, režisieriaus Miltinių tėviškę, aktoriaus yra Moniškės ir ten bus organizuojama medelių sodinimo, medelių bendrai tos vietovės puošimo tokią dieną. Tai jeigu jūs norėsit, prašom dalyvauti. Ar gerai? Na kągi, dabar pažiūrėsim, kaip jūs darėte, meistravot savo inkilus. Kokie jų matmenys, ar žinosit? Dugno matmenys turi būti 12 cm ant 12, gylis inkilo nuo landos iki dugno 20-23 cm, o landos skersmuo 2,8 cm. Inkilus galima sukalti ir iš išpūsio medžio kamienų. Inkilus geriausiai kelti yra 3-4 metrų aukštyje, miestuose ir kaimuose truputį aukščiau, nes juos gali pasiekti įvairūs mažieji plėšrūnai. Šis inkilas geriausiai tinka gerviosioms, mėlynosioms ir margosioms musinukėms, čia syliams. Aš paskaitysiu ir jūs atsakysite, ar jau prisiekti. Aš patvirtinsite, jo, pasižadu. Gerai. Nenaikinti be reikalo žolinių augalų. Neliesti globojamų augalų. Nedeginti sausos žolės. Neniokoti žaliųjų vėjų gėlynų. Truputėlį jūs atsiprašysime, nes turime suvesti